Šiandien varau stand-upint į įmonės renginį. Stand-upinsim su Marium Elijum Povilu Martinenko. Bet pradžiai dar yra biški reikalų. Reikia nuvežti lempas į Garantinį Vilniui. Reikia nuvaryti į Ikea, į Senukus ir pasiimti Marių Povilą Eliją Martinenko. Ir tada vakare varysim stand-up. Ir šiandienos mūsų vairuotojas Aistulis. O kaipgi nepradėti dienos pradžios nuo Britės? Čin čin. Čin čin. O Dieve, kaip gerai. Varėm paduot lempas į Garantinį, mūsų mylimuosius non-lighto tubus į fotorigą. Tikėkime pakeisti naujus, nes pradėjo ant tam tikrų spalvų ledai būtų numirę. Nešviečios spalvos tiesiog. Tai tikėkime lempų daktariuką sutvarkyti. Atvarėm palikti lempas į Garantinį, tai išėjom štatyvų nusipirkę. Stendų. Dabar varam į Ikea reikaliuką toliau tvarkyti. Chebra, kame reikalas, kodėl turi būti taip karšta? Ir kaip tyčia kondiškė vos bezda tą šaltį. Aš baigiu nuprakaituot plaukus. Aš iš Kauno išvažiavau dar su plaukais. Šiaip geras bairis yra, kai esi ant biudžeto filmmakeris ir turi daryti reklamą. Tu dafiga na chaliavų setą turi. Bam, bam. Pasidedi ten ant kokio staliuko ant gražaus setą. Ir savo fotografuoja, filmuoja greit. Ar su telefu, to pačiu dabar galim irgi kokybės geras. Kažkokį tokį bairį darai. Reikia žiūrėti, kad darbuotojai nepastebėtų. Nes negalima, man atrodo, taip. Radau taburetę stand-upam. Nes stand-up'e turi būti taburetki. Mama, tokia taburetytė. Nes dėl ko gerai turėti savo taburetę, kai varai stand-upint, nes dažnai ten kokius barus ir dar kažką eini ir nebūna. Ką tu? Aš esu oktopusė. Baro kėdė, ar kaip net ten vadinasi, nusipirkta. Liko tik susirinkti. Dabar šausim į Senukus, dar irgi reikalų pasidaryti ir tada susirinksim Martinenko. Kadangi aš esu profesionalus debilas, aš neatsispausdinau savo bairių lapų vadinamo setlisto. Laiko nebuvau paskaičiavęs, tai aš nežinau dabar ar spėsiu. Tai bandysim užsukti į Aistės buvusią darbovietę. Ten, sakė, yra spausdintuvas ir sušelps mus printeriu. Aš pradedu tikėti Dievu. Karšta stovėti net eiliai. Gerai, perkaitę grįžom iš Senukų. Aistė irgi jau perkaitus vairuoja. Važiuojam, atsispausdinsim mano bairius ir pagaliau būsim į pusę ir galbūt viską spėsim. Tikiuosi. Bairius turiu. Gerai, bairius atsispausdinau, einam pasimti Martinenko. Einam, peškom dabar, paliksim mašiną. Peškomobilių. Važiuojam pasimti Martinenko, aš jau perkaito galvą. Daro. Tai va, prie ekipažą prisijungė jau ir Martinenko. Sveiki. Ar neperkaitai? Ne, neperkaitai, aš tik savo gal tą staktą išardžiau, kad įtalpinčiau skalbyklę. Mačiau, čia yra saugusių žmonių problemos. Buvau vienose santykiuose ir supratau, kad kažkas yra žiauriai negerai iš buities detalių, kad aš buvau labai arti, aš rinkausi lempą ir aš pagalvojau, kažkas negerai yra santykiuose, nes aš lempą renkuos pagal tai, kad jeigu į mane mestų, nebūtų labai blogai. Jau, tai mes atvykom jau į vietą, labai nieko nefilmavom, nes skaitom visą laiką. Va, toks mūsų green roomas. Šiaip didelis pliusas yra, kad turim savo kambariukę kondicionierių. Nebereikia šust savo prakaitę. Prikolas tame, kad mes pasirodom ten ir mes matosi, kad nesam ten ir mes eisim per lietų, kaip pila. Būsim sudrėkę.
jau tokia ne. pabaigiam stand-upint vieną linksmiausių įmonių. Kaip tau įspūdžiai? Fainai, aš tai tikėjausi, kad bus žymiai blogiau, aš tikėjausi užspringti savo paties medžiagą, bet neužspringau, tai buvo gerai. Ta patį ir aš galiu pasakyti. Tu irgi tikėjausi užspringti mano medžiagą? Aš tikėjausi, kad aš apsiverksiu ant scenos seniai. Bet labai gerai organizatoriai viską išklausė mūsų prašymus, labai gerai viskas gražiai gavos, publika nuostabi ir jo, tai iki kitos savaitės. Tau patiko? Jo. Gerai, davai.